Taigi sveiki visi ir šiandien mes žaidžiame Minecraft išlikimą. Taigi gerai, mes susitinkame po šiek tokios pertraukos nuo Minecraft išlikimo ir vėl grįžtame į. Ir šiandien mes darysimės labai paprastą dalyką, kuris mums taipogi labai pravers ir nereikės mums bėgioti į apačią ir pasimti kas kartą slaimų. Ir mes pasidarysime, jog slaimai atkeliautų į čestus. Ir aš iš tikro pagalvojau, kad galima būtų padaryti, kad jie atkeliautų į šitą čestą. Šitus brangiakmenius galėsim nunešti kažkur štai čia padėsim ar kitur, bet slaimai tegul atkeliauja štai čia, nes iš tikrųjų būtų puikus dalykas, nereikėtų žiauriai daug, kaip čia pasakius, tiesiog naudoti resursų mažiau reikėtų ir viskas pasidarytų žiauriai greičiau. Dabar man reikia tiesiog įsiaiškinti, kokioje aukščio koordinatėje jis yra, tai jis yra 54. Iš tikrųjų, tai nėra maža koordinatė, teks pakelti šiek tiek iš tikrųjų. Bet viskas kol kas yra žiauriai gerai. Tai gerai, aš komparatorių tikrai turiu turėti. Man gali prireikti redstone repeaterio, man gali prireikti redstone, man gali prireikti torčų keletos. Blokų kaip ir turiu ir man dabar prireiks žiauriai daug hoperių. Tai reikia hoperių pasidaryti kuo daugiau. Ir pasidaryti hoperius ir tada bėgti į apačią ir bandyti traukti maždaug iki tokių pačių koordinačių, kokiose aš dabar esu. Tai jo, dabar man atrodo dar čestuose yra to medžio, yra tikrai nemažai, tai kas yra žiauriai gerai. Gerai, turim 28 čestus, wow, ok, žiauriai gražiai ir dabar mums tiesiog reikia pasidaryti likusius hoperius. Ir kiek mūsų išeis, iš jo beveik visi čestai, tai dar gal truputėlį praveskime irono ir turėtume turėti 38 hoperius, žiauriai gražu. Taigi likusį ironą gal pasidėkim, tikėkime, tiek hoperių mums neprireiks, nes jeigu tik visus išnaudočiau, iš tikrųjų būtų žiauriai gaila. Ir reikėtų, aišku, viską dar susirūšiuot. Susirūšiuot, aš dabar jau net nebeatsimenu rūšiavimo, kaip aš jau viską rūšiavau. O gal ir jau pradėjau prisiminti iš tikrųjų, viską peržiūrėjęs čia susiję pradėjau prisiminti. Aha, taigi čia dirtas turėtų būti kažkur, o čia turėtų būti medis, čia turėtų dar būti medis, čia turėtų būti visos tvoros ir viskas iš tikrųjų man daugiau nieko nereikia rūšiuoti, nes aš pats nelabai noriu, nes viską reikia man pasilikti, ką dabar turiu. Jis gal dar šitą būtų visai nieko pasidėti štai čia kažkur ir būtų žiauriai puiku. Ir maistą, ir šitą čia. Puiku, žiauriai gražiai, žiauriai nice, viskas išėjo. Ir mes jau esam pasiruošę šio reikalo statybai. Tai gerai, mes susitinkame dabar čia ir dabar ką mes darysim, tai viskas žiauriai paprastai. Dabar tiesiog aš noriu paimti šitus dalykėlius iš čia, šitą čia tiksliau, ir pavesti šiek tiek toliau gal nuo lavos, nes man ta lava tikrai trukdys po to. Ir kaip aš tai žadu daryti, aš pats net neįsivaizduoju iš tikro. Reikia vandens, reikia man vandens pasimti. Pasimkime vandens iš tikro, ir vanduo bus čia. Oba, pasikim, puiku. Ir tik tai čia ne vietoj padėjom šitą cobblestone'ą, kuris tikrai ne vietoj. Man gali viską padaryti žiauriai blogai. Ir čia bloką, puiku. Tai dabar man reikia pasidėti vandenį štai čia. Ir tiesiog griauti kokį dar cobblestone'ą, o tiesiog obsidianą kasti į tolį ir truputėlį toliau prasimaninti šiokį tokio vietos gabalėlį, kuriame aš galėčiau daryti redstone mechanizmą. Taigi jo, aš miriau nuo lavos ir gerai, kad ten tiesiog dar spėjau paeiti truputėlį toliau, tai visus items galėsiu susirinkti. Bet tiesiog dėl XP lygio man truputėlį gaila ir ten iš tikrųjų žiauriai daug lavos. Kas man žiauriai trukdo patekti į koordinatės, kurias man reikia patekti. Tai jo, tiesiog dabar, ką galiu pasakyti, yra didžiausias susiknisimas naikinant tą lavą yra daryti, nes tu griauni, tada tu turi žiauriai greitai statyti tą lavą, ir tada vėl turi taip daryti, ir vėl, ir tai kartot. Ir žodžiu, tikėkime, jo, surinko dar netgi ir hoperiai mano daiktų ganėtinai didelį skaičių. Galim užsidėti armorus, galim pasidaryti štai taip ir taip. Kol kas panaudosim iron pickaxe'ą. Ir vat, apie ką aš kalbu dabar maždaug, aš atėjau į čia, dabar ten lava man trukdo ir vėl man reikia padaryti štai taip. Aišku, dar tik torčą reikia pasidėti ir vėl uždėti ant blokų daug.
paslėptų. Jesus, ir vat, vėl lava trukdo ir dabar vėl reikia galvoti, kaip man ten greitai užtaisyti. Ir taip daryti, ir vėl taip. O, Jesus. Sunku. Iš tikrųjų, daug tvarkyti ir nereikėjo, va čia mes dasikasėm iki, žodžiu, kur mums reikėjo. Ir dabar ką man reikia padaryti, man reikia padėti dropperį labai paprastai štai taip. Tiesiog padėti vietoj šito chesto ir į jį visi tie itemai turėtų eiti pagal viską. Ui, vėl padėjau chestą netyčia. Tiesiog visada esu įpratęs dėti tokiose vietose chestą. Tai padedam tiesiog paprastai repeaterį, dabar mums reikės įsimaninti šiek tiek vietos, tai manau gal pasimkime geresnį pikeksą, su kuriuo tai padarysim trigubai greičiau. Ir man reikės vietos kažkur štai tokios. Vieta tikrai nebus maža, bet nebus kartu ir didelė. Ir vat, turim tokią vietą. Dabar mums reikia pasimti komparatorių, kuris eis štai taip ir junkite šitą dalykėlį, kad išviestų, žodžiu, čia yra subtract modas, jeigu neklystu. Ir padedam bloką štai čia ir mums reikės redstone šiek tiek ir padarykime štai taip. Ir tai sukurs tokį redstone signalą, kuris tiesiog šokinės ir nieks jo nesupras. Ir tada ką mes turime po to padaryti, tai tiesiog paprastai padėti dar dvi redstone dulkes ir čia bloką, vat šitoje vietoje. Ir, kaip matot, jis pradeda mėti daiktus. Taigi reiškia, kad viskas veikia. Ir atsiminkit, kad visas jūsų dalykas turi būti tiesiog uždengtas. Ta prasme, aš rimtai kalbu, jis turi būti uždengtas. Ir jeigu bus uždengtas, tai turėtų viskas veikti puikiai. Ir kur nusistatytis, ten ir turėtų veikti. Aš tiesiog nelabai noriu čia kažkaip moku papasakoti apie šitą dalyką. Bet jo, jeigu neveiks, tai reiškia, jis veikia tik su stiklu, nes aš testavau tik su stiklu. Stiklas yra blokas, kuris, kaip žinom, atsidaro netgi ir chestai per jį, o per stauną juk neatsidaro, tai jeigu yra tipo maždaug jis kitoks blokas ir, nu, tiesiog visiškai kitaip veikia. Tai jeigu neveiks, tai mums teks pasidaryti žiauriai daug stiklo, nueiti ir padaryti tokį dalyką kaip kokį kryžių ir tiesiog jūs pamatysit, ką aš turiu omeny, bet jeigu to nereikės, tai reiškia veikia ir su staunu. Taigi dabar mes tik turime čia atbėgti ir tai protestuoti. Ir čia neatsiranda itemai. Tai reiškia, mums reikia stiklo ir stiklo mums reikės tikrai daug. Tai jo, dabar man reikia visą sendą pasimti. Aš sendo visiškai neturiu, tai man atrodo teks man eiti permiegot ir po to... O, stiklo turiu. Nice. Visgi aš čia turiu. Dar kažkurio turiu būti, aš tai tikrai žinau. Na, nors ne, nėra. Taigi dabar aš grįžtu į apačią ir nuo apačios mes pradėsime daryti kai ką crazy. Nors gal bendrai ne iš tikrųjų. Nors ne. Čia man žymiai geriau dabar būtų. Dabar mes tiesiog kirsimės į apačią, kaip galim greičiau. Ir susitiksim apačioj. Jo, šiaip apačioj susitiksim tik tais kitokių metodų. Gerai, taigi mes prieinam prie va tokio, žodžiu, dispenserio, kuris va taip va mėto itemus tiesiog į viršų. Tai mums dabar ką reikia padaryti, tiesiog va taip va daryti tokį kryžių ir turėtų gautis viskas labai žiauriai paprastai. Tiesiog man dar blokus mėto ir žiauriai daug mes prarasime slaimą, dabar pagalvoju. Nu, žodžiu, tiesiog jų vis tiek bus žiauriai daug visada ir jų mes turim automatinę fermą, tai manau žiauriai nenukentėsiu dėl keleto slaimų. Tai jo, dabar, žodžiu, jūs tiesiog turite daryti tai į viršų, kiek jūs tik norit. Ir čia man dar reikės prasimainint daugiau vietos, žymiai daugiau. Pagalvojus, tai man šitiek vietos neužteks niekaip. Tai tiesiog neįmanoma. Ir, žodžiu, darykit tai tiesiog iki kiek jums reikia. Tai mes grįšim už sekundės ir pasidarysiu, kiek man reikia pasidaryti. Tai gerai, bet darydamas aš pasivėjau dar vieną žiauriai didžiulę problemą, jog man šitas visas reikalas šiek tiek trukdo. Bet va tokio maždaug dydžio problema. Tai dabar aš turiu vieną pasirinkimą. Arba aš tiesiog patrauksiu keletą blokų į šoną ir maždaug išlysiu kažkur štai čia ir turėsiu viską nugriauti, kas yra štai čia. Arba aš tiesiog galiu pasirinkimą daryti kitaip, projektuoti savo visą šitą dalyką. Tai turbūt aš pasirinksiu paprastesnį planą ir kitaip darysiu, nes čia tiesiog padarysiu sieną ir kažkur va į tą pusę mes kasimės. Tada maždaug kambariukus gausis ir visas kitas dalykas, kurio mums reikia. Ir iš tikrųjų dar viena problema yra, kad čia man trukdo, tai
dabar aš net nežinau, ką man daryti. Dabar turbūt aš turėsiu visą stiklą nugriaut ir tai pakartot, kas bebūtų žiauriausia. Hoperių turiu, čia nėra problemos, dar yra irono tikrai daug. Ir dabar man reikia patraukti keletą blokų. Tai gerai, mes sustiksim, kaip aš patrauksiu visą šitą dalyką keletą blokų į šoną. Ir tiesiog čia kažkur sustiksim, va šitoje vietoje. Pagal mane turėtų gautis šitoje vietoje. Tai dabar man tiesiog reikia įsimaninti va tokią vietą, kad maždaug žinočiau. Ir daryt paprastai labai tiesiog čia išlyst man būtų gerai, ar čia ne? Čia dar irgi ne. Šitoje vietoje būtų gerai išlyst. Jo, va šitoje vietoje pagal mane viskas turėtų būti gerai. Ok, tai dabar tiesiog turėsiu kastis va tokį dalyką ir visą stiklą, nežinau, nugriausiu turbūt šitą, kuris čia yra. Taigi jo, visą kaip ir baigiam. Ir iš tikrųjų viskas veikia ir viskas žiauriai gerai atrodo, viską sutvarkiau čia, viską padariau. Ir iš tikrųjų daug daryti nereikėjo, įdėjau dar ten šiek tiek cobblestone'o, kad jį gabentų ir pažiūrėti, ar tai veiks. Tai jo, tai veikia. Tiesiog bekasdamas toj vietoj, kur dabar ten kažkur buvo stiklas toj vietoj, supratau, kad tai man viską gadina. Tai ta prasme, visą šitą redstone'ą, kad atsidarytų chestai, tai man teko prisikasti žiauriai daug sendo ir dar kartą viską perdaryti. Tik truputėlį patraukus į šoną. Tai va, kaip viskas turi atrodyti, Hoperis eina į tą chestą, va čia va, ir viskas gabenasi kuo puikiausiai, viskas veikia kuo puikiausiai. Ir žiauriai viskas atrodo kuo puikiausiai. Ir viskas veikia puiku, viskas žiauriai, net greitai galima sakyti. Tiesiog žiauriai paprasta ir dar kart žiauriai gerai. Tai va, dabar kaip vėl reikia man sutvarkyti šitą vietą. Ir jo, iš tikrųjų, ačiū, kad žiūrėjot. Ten jau mes kaip ir dabaigėm viską ir pasidarėm daiktų elevatorių ir galim uždaryti šitą chestrumą ir susitiksime kitąjį epizodą. Jau nebedaug liko iki Ender Drakono, manau. Greitu metu jau galbūt rasime spawnerį, man dar reikėtų šiek tiek pasikasinėti už kadro, kad rasčiau spawnerį ir pasidaryti XP fermą, nes jos mums labiausiai trūksta. Taigi jo, ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.